Šį vakarą. Įsimylėjimas visada praeina. Taškas. Vos po pusmečio jį pasakė, kad myli kitą. Ten ne vienas įsimylėjimas, ir vienas, ir antras, ir trečias. Viskas baigta ir, Pamilai čia kitą ir eik lauk, principai ar ir ne? panašiai, jo. Garsus modelis. Turtinga moteris traukia Alfonsas. Buvęs mylimasis pasisavino 100 000. Ir aš grįžau iš užsienio ir sakau, pas mus yra šiek tiek tokių pokyčių, aš investavau tavo pinigus. Sąlygos mylimajam. Jokių socialinių tinklų, jokių ten vaikščiojimų kiekvieną savaitgalį su draugais į barus, jokių ten draugių kažkokių, tai jis negali būti pažįstamos klasiokės, kursiokės ir taip toliau. Kritika besiskiriančioms garsenybėms. Ir žiūrėk jo veidą ir visas mikroiškaiskas, kaip niekšas reaguoja. Ir ką daryti, kai santuoką greuna trečias. Pasileidus. Jos ima tą vyrą, bet kokį. Svarbu, kad vyriškas kvapas namie. Man tai, žinokit, aš nusiperku vyriškų kvepalų ir prisipuškiu savo lovą. Ir man kad vyriškas kvapas. Ar jūs vienas kitam atleistumėt neištikimybę? Labas vakaras. Mano močiutė sakydavo štai taip. Meilė yra liga, kuri trunka 3 metus. Persirgi ir baigta. Todėl tuoktis reikia, kai esi visiškai sveikas. Gal ir daug tiesos jo žodžiuose, mat besiskiriantys sutuoktiniai dažnai mėtosi tokiais kaltinimais ir viešai elgiasi taip, kad imi galvoti, nejau jie kažkada iš tiesų vienas kitą mylėjo. Taigi šį vakarą atvirai apie santuoką ir meilę. Ar meilė iki mirtis mus išskirs? Tik iliuzija. Labas vakaras. Labas vakaras visiems. Smagi tema apie meilę, niekada nuobodu nebūna. Juozai, galgi vis dėlto pradėkime nuo tamstos, kadangi tamstos gyvenime įvykęs svarbiausias, be abejo, nesvarbiausias gyvenime. Tai dalykai. Tai yra kartu šį vakarą Juozas atvyko su savo žmona Gražina ir mes bandėme išsiaiškinti, būsit Butnorė ar Butnorėne? Jau yra. Butnorėne. Butnorėne. Bet jūs vis dėlto sakot, kad Butnorė, kaip dabar labai madinga, Gražina, jūs nesirenka tokios pavardės. Tikrai Ne. Įsimylėjimas visada praeina. Taškas. Vos po pusmečio jį pasakė, kad myli kitą. Ten ne vienas įsimylėjimas, ir vienas, ir antras, ir trečias. Viskas baigta ir, Pamilai čia kitą ir eik lauk, ar principai ne? ir panašiai, jo. Garsus modelis. Turtinga moteris traukia Alfonsas. Buvęs mylimasis pasisavino 100 000. Ir aš grįžau iš užsienio ir sakau, pas mus yra šiek tiek tokių pokyčių, aš investavau tavo pinigus. Sąlygos mylimajam. Jokių socialinių tinklų, jokių ten vaikščiojimų kiekvieną savaitgalį su draugais į barus, jokių ten draugių kažkokių, tai jis negali būti pažįstamos klasiokės, kursiokės ir taip toliau. Kritika besiskiriančioms garsenybėms. Ir žiūrėk jo veidą ir visas mikroiškaiskas, kaip niekšas reaguoja. Ir ką daryti, kai santuoką greuna trečias. Pasileidus. Jos ima tą vyrą, bet kokį. Svarbu, kad vyriškas kvapas namie. Man tai, žinokit, aš nusiperku vyriškų kvepalų ir prisipuškiu savo lovą. Ir man kad vyriškas kvapas. Ar jūs vienas kitam atleistumėt neištikimybę? Juozai, šita meilė, šitas jūsų santykis labai daug gero įnešė į jūsų gyvenimą, ar ne? Jūs numetėt 10 kilogramų. Nebeįsitempė baltiniai. Taip, numečiau daug. Gal ne tik dėl to, tiesiog apskritai radau pagaliau tą žmogų, dėl kurios pas panorau keistis. Užsimaniau gyvenime kokybės. Žinot, vis tiek, aš daug metų esu scenoje atlikėjas ir tas pramogų pasaulis yra labai kupinas visko. Labai visko daug jame yra ir daug tikrai teko pereit, patirti, bet... O galit konkrečiau, kogi jis kupinas? Visko. Tas palaidas toks gyvenimas yra. Daug yra alkoholio, yra vakarėlių daug ir, ta prasme, nebėra tokio nusistovėjimo vienoje vietoje, nebėra koncentracijos į kažką. Aš gyvenime ir apskritai, aš skaičiuoju jau 22 metai ant scenos. Kaip esu, pradėjau skaičiuoti nuo tada, kai su ventukais išlipau į didžiąją sceną, tai 22 metai aš atsikandau daug, bet aš visą laiką gyvenime aš turėjau labai aiškius tikslus ir aiškius norus, ko aš noriu gyvenime. Ir mano plius įskiepyti mano tėvų, įskiepytos 2 pagrindinės vertybės, tai yra šeima ir namai. Ir pagaliau aš tą turiu. Smagu girdėti. Bet jūs turit, galima sakyti, jau ir gausią šeimą iš karto, ar ne? Vedęs Gražiną, jūs
Taip, aš tiek ilgai laukiau, dėl to aš gavau iškart viską. Ir tu dar jos vaikus. Taip, mano vaikai jau dabar yra. Jie Jūs mano- vadinat... Mūsų vaikai, taip. Tai jie Jūsų mūsų. vaikai, ar ne? O Taip. vaikai vadina jūs tėčiu, Taip. Juozai? O dėl viso šito, na, kadangi mes šį vakarą iš tikrųjų bandom atvirai pasikalbėti, kaip iš tikrųjų yra ne taip, kaip mes deklaruojam viešumoje, žinot, aš toks labai fainas, aš neturiu jokių Taip. problemų, labai gražus ir taip toliau. Bet kaip iš tikrųjų yra? Jūs tikrai norit pasakyti, kad su buvusiu jūsų vyru ar ne vaikų tėvu jūs neturit jokių problemų, nesutarimų dėl to, kad vaikai vadina jūs tėvu? Nelabai mes pirmiausia, aš asmeniškai su juo mes nebendraujam, pradėkime nuo to. Tai yra, tai tiesiog, tai yra taip, tai yra vaikų tėvas. Jisai nėra kažkoks tai, ar tenais, nu, blogą reputaciją turintis žmogus, jis yra tėvas, tiesiog taip atsitiko, kad jų gyvenimai nesuėjo ir viskas. Vaikai su tėvu susitinka, jie su juo bendrauja, leidžia laiką kartu ir viskas tvarkoja. Bet namie aš esu tėtis. Mes ryte kartu keliamės, juos vedam kartu į darželį, mes vakarais plaunam jiems dantis, mes juos mokinam, auklėjam ir vaikai tiesiog patys priejot, sako, o galiu aš tave, sako, tėčiu vadinti. O koks tas jausmas, ką? Aš nemoku apsakyti, žinokit, tai buvo kažkas, tai tokio, tai kažkas išskirtinio, tai yra kažkas tokio, žinot, tu turi... Kai gimsta tavo vaikas, jisai auga po truputėlį, aišku, lauki to pirmo žodžio, lauki kol tėtis, o čia jau tau aiškiai, tėti, ar galiu tave tėčiu vadinti? Klausimas toksai, gal šiek tiek, bet tai kažkas tai, žinot, taip pakilėjęs viduje jautiesi, toks orumas atsiranda, aha, ir tai krenta su tuo žodžiu labai didelė atsakomybė. Juozai ir Gražina, klausimas abiems, ar ne? Tiesą pasakius, aš netrandu, gal dėl to, kad esu moteris ir tam tikrų pažiūrų, kaip mes jau sudarom čia sutarėm, aš iki šiol netrandu atsakymo, kodėl moteris su 2 vaikais yra moteris su bagažu. O to bagažo jaunui vyrui tikrai nereikia. Jūsgi esat girdėjęs tokių pasakymų. Juozai, jūsgi fainas bičas, žinomas, dainininkas. Aš atsiprašau, Gražina, jūs esat irgi turbūt girdėjusi tokių kalbų. Kam jums reikia? Svetimo bagažo, vargo. Savų turėsi. Bet čia yra tie vadinami. Turėsim savų. Turėsim savų, taip, tikrai turėsim. Ir žinokit, aš labai be galo nemėgstu stereotipų. Bet jūs girdėjote tai? Aš girdėjom begalę kartų. Ir tarp kitko esu girdėjęs tai iš savo draugų, kurie dabar turi taip pat antras pusės irgi, su bagažu, įvardinkim taip. Ir jie patys juokėsi, sakau, tai nereikia spjauti vandenį, kad pačiam paskui nereikėtų gerti, ne? Bet tai nėra bagažas. Aš, kai Gražiną pamačiau, aš įsimylėjau nuo pirmos akimirkos. Tada tą patį vakarą sužinau, kad jinai turi vaikus. Aš kai vaikus pamačiau, aš juos įsimylėjau nuo pirmos akimirkos, kai man pasakė jų vardus, aš savo vaikams tokius vardus būčiau davęs. Tai nėra bagažas, tai yra, žinot, nėra biškinėščia, kaip sako, ne? Tai. Arba taip, arba ne. Aš kai pamačiau Gražiną, aš iš karto supratau, kad man vaikai, man nėra joks bagažas. Tai prasme, nebus bagažas, papildomas kažkas tai tokio į tą šeimą. Tai aš nežinau, aš tą priėmiau nuo pat pirmos akimirkos ir nei minutės nebuvau sudvejojęs, o gal čia aš blogai padariau. Nei vienos akimirkos, net nebuvo tokių minčių. Jūs susipažinot, žinau, bare, restorane, ar ne? Susitiko žvilgsniai ir įvyko chemija? Taip. 100%, vat būtent kaip pasakė. Ir tu, Juozai, minėjai tokį momentą, kad aš nebuvau pratęs prašyti telefono numerio. Štai dabar prasideda mūsų visų bendroji diskusija. Aha! Tu buvai pratęs? Ne, aš... Ką reiškia žinomam, garsiam, pasiturinčiam vaikinui gyventi laisvą gyvenimą ir ieškoti mylimos moters? Žinot, gal pradėkim nuo to. Tiesiog sulaukdavau daug dėmesio. Tikrai daug dėmesio būdavo. Bet aš kažkodėl, nežinau, aš toks esu. Aš pats kaip asmenybė esu tas, jeigu ypatingai, aš dabar netgi koncertuodamas ant scenos, aš turiu žmoną,
Aš turiu vaikus ir aš netgi bijau ant scenos, kas atlikėjai tai yra, šiaip negali tai būti, aš netgi bijau kažkokį akių kontaktą pagauti. Nes, ta prasme, nebijau, bet nenoriu. Man tiesiog nemalonu. Tai yra, žinot, aš esu vedęs vyras, kaip aš čia dabar galiu kitos moterį išžiūrėti. Ir žiūri ten kažkur į tolius, paprasčiausiai. Kalbėkime toliau su Simona, modeliu. Labas vakaras, Simona. Jauna, graži, pasiturinti, pati uždirbanti. Pristatysiu truputėlį fabulą jūsų, nes jūsų patirtis yra visiškai kitokia. Jūs esate 33 metų garsus modelis, drabužių kūrėja. Neseniai papasakojusi apie savo aistrą pirkti galingus automobilius ir komentatorių buvote apipilta purvais, kad visi tie automobiliai yra turtingų vyrų dovanos. Jūs tvirtinat, kad viskas yra atvirkščiai. Tai ne jūs naudojatės vyrų turtais, o vyrai siekia gauti iš jūsų naudos. Vienas netgi apvogė Simoną 100 000. Ir štai ką jūs sakote, turtingai arba užsidirbančiai pačiai merginai, moteriai susirasti vyrą yra sunku. Nu, sudėtinga, aš manau. Bet jūs tokia daili moteris, aš sakyčiau, na visų vyrų svajonė. Jums gerbėjo tikrai neturėtų trūkti. Ir jūs iki šiol netekėjusi ir kiek žinau esate vieniša. Aš Laisva. Taip, laisva. Neįsipareigojusi. Kodėl? Jūs gal išranki velnioniškai? O tai čia blogai? Aš tai manau, kad čia yra labai gerai. Jūs nudžiugino dabar labai daug vyrų, man atrodo. Dabar galės visi skleisti. Bet kodėl? Jūs norit pasakyti, kad jūs tikrai nenorite šeimos, nenorite ištekėti, nenorite vaikų? Žinok, čia toks labai sudėtingas klausimas. Mano gyvenime niekada nebuvo tokia siekėmybė ištekėti ar turėti vaikų. Mano didžiausia siekėmybė yra būti laimingai. Tai jeigu aš esu laiminga viena šiuo momentu, tai vadinasi, man tai yra gerai. Jeigu aš jausiuos nelaiminga, aš manau, kad mano gyvenime atsiras kažkoks tai žmogus ir padarys tada mane laimingą. Ir aš tada būsiu su to žmogumi ir aš būsiu laiminga. O jeigu man vėl bus kažkas tai blogai ir jausiuos nelaiminga, aš išsiskirsiu su to žmogum. Bet tokią moterį vesti tai velnioniškai yra pavojinga. Jums tik nepatiko, ar tu sakai next, close the door. Jūs tokia šalta, jūs tokia racionali. Aš labai karšta. Dėl to. Simona, tai gal jūs tiesiog pasileidus? Ne, žinokit, aš esu labai ištikima. Jeigu myliu vieną, tai aš myliu vieną ir aš, matot, bet aš visada savyje ieškau to tokio jausmo. Aš niekada nežiūriu į vyrą, kad jisai ar turtingas, ar jisai toks, ar anoks, ar jisai keikiasi, nesikeikia. Nu, žodžiu, žinot, kartais aš gyvenime sutinku tokių nuostabių vyrų, kurie atrodo tuos visus pliusus atitinka, bet tu sėdi ir nėra to tokio cinkelio, nėra charizmos, nėra draivo, nėra juoko, nieko nėra. Ir tada tu galvoji, nusidėlus vyras, bet jisai ne man. O kartais susipažįsti su tokiu, kur, atrodo, ir nusispjaus gatvė ir taip toliau, ir galvoju, viešpatė, tikrai ne man. Bet kažkas tai užveda ir viskas, ir pradedi būt. Tai kas tada atsitinka? Praeina laikas tam tikras. Ir nežinau, galbūt ta meilė, tie jausmai išblėsta, gal aš pradedu matyti, kad tas žmogus nėra tas žmogus, su kuriuo aš galėčiau per gyvenimą eiti. Matot, aš ieškau partnerio. Daugelis vyrų ieško žmonos, tiesiog kaip žmonos. O ką tai reiškia? Žmona nėra daryti valgyti, būti paklusniai, namus tvarkyti, prižiūrėti visą ūkį ir taip toliau. Aš ieškau partnerio, su kuriuo aš būčiau geriausi draugai visų pirma. Kitaip tariant, jeigu jis tvarko, o aš eisiu į restoraną. Ne, abudu tvarkom. Abudu pinigus uždirbam, abudu tvarkom, abudu einam į restoranus, abudu einam į klubus. Aš niekada nesupratau tų vyrų, kurie eina pasilinksminti su draugais. Ne velnio, man sakydavau, tu niekur neįsi, o ko tau ten? Nu tai tada klapčioja akim ir sako, nu tai su draugais pabūt. Atvažiuokit į namus, pabūsit su draugais. Tai sako, ko tu eini į barus? Aš sakau, neinu į barus. Tu sakau, visada su manim ir eini. Jeigu kartu, tai kartu. Bet matot, aš manau, kad pasikartosiu, kažkada tai sakiau, vyrai ne tai, kad yra išlepę moterų dėmesio, bet moteris pačios jos yra išlepinusios to dėmesio, to meilę ir taip toliau, ir jos realiai yra vyrus užsileidusios, manau, ant galvos. Kodėl? Ir vyrai gali daryti viską, bet moteris negali, vėl yra dvigubi standartai. Gerai, pakalbėkim tada su jumis apie jūsų patirtį. Vat viena man tokia detalė nepaprastai užkrito. Jūs susipažinusi su vyru atliekate išsamų tyrimą. Mesgi šį vakarą galim pakvatoti ir pasijuokti, jūs šiandien nepykit, aš galiu savo šį truputėlį leisti, bet tiesa yra tokia. Surenkat visą informaciją apie jį.
Aš nežinau, kur jūs skambinat. Gal turi draugų STT, mokesčių inspekcijai ir dar kur nors. Nežinau. O kodėl? Nežinokit, gal aš netaip kažkada tai išsireiškiau, aš informacijos kaip ir nerenku, bet aš jeigu susipažįstu su vyru, Taip. aš pradedu labai stebėti. Pradedu stebėti, kada jis grįžta iš darbo, jeigu mes kartu negyvenam, ar ne? Ką jis veikia savaitgalį, ar jis pakviečia mane kartu savaitgalį kažką tai veikti. Jeigu mes susitinkam, kas jam rašo, jeigu man kyla Dėlionių. dėlionių. Telefono aparatą jo? Leidžia Yra tau? tekę. Yra Kodėl? tekę. O Aš kodėl? netikrinu, aš paprašau, kad man duotų pažiūrėti. O Nes jūs man taip yra nepasi- kažkokių neiškumų. Aš dabar, kad būtų aiškiau, žinot, susitikinėti, pasimatymai yra viena. Taip. Bet kada tu nusprendi su tuo žmogum, po tų Gyventi. visų pasimatymų Taip. ir taip toliau, turėti rimtus santykius. Pas mane aš iš karto atsisėdu su žmogum, žinot, kaip prie sandorį atliekant tam tikrą. Ir mes nusistatom sąlygas. Aš pasakau savo sąlygas, kad žiūrėk, ta prasme, jeigu tau tinka, tarkim, jokių Facebookų, nebent tai darbui reikėtų, ar ne? Jokių Instagramų, nebent vėl tai reikėtų kažkokiam tai darbui ir taip toliau. Tai ar ne? jūs norit Jokių pasakyt- socialinių tinklų, jokių ten vaikščiojimų kiekvieną savaitgalį su draugais į barus, jokių ten draugių kažkokių, tai jis negali būti pažįstamos klasiokės, kursiokės ir taip toliau, žinot, bendradarbės ir taip toliau. Nu, negali. Jeigu taip, aš kartais sutinku, pas mane taip pat yra vyrų draugų, su kuriais mes bendraujam, bet aš taip pat pažįstu jų draugės ir mes visi bendrai bendraujam. Bet mano, ar tai nereiškia, kad jūs tiesiog taip nepasitikėt vyrais? Juk uždrausti vyrui, tai santykiai su jumis, galbūt aš neteisi, primena kalėjimą. Tikrai, jeigu man vyras pasakytų, kalėjimas, Rūta. Bet tai koks kalėjimas, pakalbėkim, koks tas kalėjimas žinok, po perkūnais. Bet Aš, žinokit, pas mane kad čia nesiskundė. apie Gražiną pasakoja, nežinau, kaip čia... Mes labai geros draugės neleidžiat, Čia nėra, kad neleidžiu. Man viską Čia nėra, kad leidžia. neleidžiu. Aš irgi leidžiu viską, bet mano yra tokia sąlyga. Aš pasiklausiu, kam tau reikia reikalingas tas Facebookas? Kam tau Prioritetus reikalingas tu tas... susidėliok, kas tau yra svarbiau. Taigi, klausykit. Bet Tai jeigu tu nori iš visų moterų dėmesio, tai prašau, eik, duris matai, pilna gali su visom rodyti save, bendrauti, eiti pasimatymus ir taip toliau. O jeigu tu nori būti su manim, tai yra mano sąlygos, tau netinka, Gerai. viskas viso gero. Aš taip pat to nedarau. Aš taip pat neinu su draugiam po barus, po kavinės nelakstau, jisai visada eina kartu su manim. Ta prasme, mano telefonas taip pat, jeigu kažkas tai neaišku, imk drąsiai. Aš nuoširdžiai galiu pasakyti, kad pradėdama su bet kokiu vyru santykius, aš absoliučiai nukatinu, baigėte. nukerpu, Jūs taip, nukerpat? baigiu visus kitus santykius, bendravimus, draugiškus, nedraugiškus su kitais vyrais. Nes aš elgiuosi taip todėl, kad aš manau, kad man nepatiktų, jeigu mano draugas tą darytų ir aš taip nesielgiu. Tai čia, žinot, čia yra tarpusavio supratimas. Be abejonės. Jūs sakot, kad vyrams uždirbančios moteris, pačios galinčios nusipirkti namą, ar automobiliai yra atgrasios? Aš nesakau, kad jos yra atgrasios. Nenorimos, negeidžiamos, jų bijoma, jų vengiama. Ne, aš kaip tik galvoju atvirkščiai. Jų ne tai, kad vengiama, bet kada jau tu esi santykiuose, kyla tam tikrų niuansų. Nes man yra girdėti tokių pasisakymų juokais, aišku, kad, sako, žinai, sako, tu vat kaip pati užsidirbi. Tai sako, tau jau ten kraniuką ar atsuksi, ar užsuksi, kitaip jau nebus. Ta prasme, Kitaip tariant, moteris yra nevaldoma tada, ar ne? Tu ta jos prasme, nepakeisi aš esu į lygiavertę. nepriklausoma. Nebus taip, kad aš sėdžiu namie, aš gyvenu pas vyrą, aš neturiu kur eiti ir dabar man vyras gali diktuoti visas sąlygas, neklausyti mano nuomonės, nežiūrėti mano nuomonės ir taip toliau tam tikrų dalykų. Ir aš tada sėdžiu ir aš neturiu ką daryti, suprantat? Vat vyrai, kada jie yra... Aš nekalbu apie vieną arba porą laiptelių aukščiau už moterų, bet aš kalbu apie labai didelę atskirtį moters ir vyro, ar ne? Vyras turi viską, jisai provaidina absoliučiai viską, o moteris lieka ta tokia be nieko, kaip aš sakau, jinai gali suteikti vyrui tik tai tą namų tvarkymą ar dar kas nors, tai vyrai tiesiog ne to žodžio prasme užlipa moterims ant galvų. Nevertina, ar ne? Nevertina Nesaugo. ir, ta prasme, moteris jinai neturi nei savo nuomonės, nei nieko, tiesiog.
Tai aš galiu sau leisti būti tokia, kuri pasakys, ne, aš turiu puikią savo nuomonę ir dėl to vyram yra sunku derintis. Aš tik apie tos finansus, dėl to, kad po jūsų viešo laiško Facebook'e berods vėlgi kilo audra. Jūs garsus modelis, jūsų pajamos daugeliui iš tikrųjų gali sukelti šoką. Kiek anksčiau gaudavot, ar ne? Buvote antroji po kitos lietuvės manekenės Vilkevičiūtės, ar ne? Taip, daugiausiai uždirbanti antroji vietoj. Jūs 20 ėmėt paskolą pati, vos 20 Taip. 1 300 000. Taip. Ir jums bankas davė. Va taip. Ir po to, kai aš paėmiau tą paskolą, aš norėjau imti dar vieną paskolą 1 milijono litų vertės, imti patalpas. Ir man taip pat davė, bet gavosi tos patalpos, kurias aš norėjau imti. Ten truputį mums sutartis nepatiko, liko tokių klaustukų ir aš taip ir jos nepaėmiau. Tai dėl ko išmetėt vieno vyro visus daiktus pro langą? O žinot, tai buvo jaunystė, kvailystė. Aš sakiau, kad aš esu karšta moteris, suprantat, pas mane tyčiai taip paprastai nesidėlioja. Būdavo visokių niuansų, žinot, tai tu sakai, viskas, va, matai, duris eini, išeini, tada nesusirenka tu savo daiktų. Tai tada, žinot, tas momentas atsidarai langą pro 3. aukštą ir von. Ir buvo, bet daugiau taip nedarau. Dabar, suprantat, su metais ateina tas toksai, kad ir jau tų pinigėlių biškelį mažiau jau taip uždirbu, suprantat. Tai taikotės, ir tada aš jau suprantu labiau. Ir jau taip, va, jau pradedi daiktelius labiau vertinti, suprantat. Tai jau tegul pabūna, nėra čia ko daužyti. Simona, bet pakalbėkime iš tikrųjų dabar su Dara, mūsų santykių specialistu, kuris išklausė mūsų kelias poras, ar ne? Tiksliau, vieną porą jaunavedžius, kurie planuoja 3. bendrą vaiką. Žiūrėkit, aš tik galvoju, kur... Jaunu ir galvoju, čia medis, ne medis. Pas ką medis yra? Taip, Ne medis. ne medis, bet reikėtų važiuokit. Va čia va reikia tikrai nueiti va čia. Va. Dėl Juozo reikia. Natūralus medis, tuk, 3 kartai. Bet ne veltui čia taip darau, todėl kad tokių nuostabių istorijų santykių pradžioje mes girdime daugybę. Jaunavedžiai sėdė susikibę už rankų, jie pasakoja fantastiškas istorijas, ar ne? Kur visą tai dingsta praėjus keleriams metams. Dabar pramogų pasaulio, ar ne? Ne tiek pramogų pasaulio, galbūt žinomų žmonių pasaulio, jeigu taip galima išsireikšti, drebina ne vienos garsių porų skyrybos. Jūs išgirdot 2 istorijas, ar ne? Vat, gal pradėkime tada nuo Simonos, toks retesnis atvejis, kuris išvertė čia iš koto. Retesnis. Oi, retesnis. Mus čia visus ir su tom pajamom ir man čia, wow! Ir davė. Graži, jauna, turtinga. Viena. Žinokit, aš atsiprašau, kad įsterpsiu, aš jau nebeturtinga, aš neskaitau savęs turtinga. Tai, kas ten buvo, tai jau buvo, dabar aš tiek nebeuždirbu, pradėkime nuo Bet to. tapsai, jūs pati save išlaikote. Taip, aš esu su kraičiu geru. Kaip aš sakau. Viena. Dažniausiai Daug taip tokių. būna. Kodėl dažniausiai būna? Apskritai tokių moterų mažai, čiagi retas kadras, ar ne? Turėkime omeny, kad ir graži, ir protinga, ir sugebanti užsidirbti, ir sugebanti, kas yra reta, iš tikrųjų vyram kelti reikalavimus, jos pastatyti vietą ir panašiai. Bet dažniausiai tos svarstyklės turi 2 pusės ir mūsų psichika yra visada linkusi į kraštutinumus. Ir mergaitės arba būna tokios, va, kaip Simona sakė, nieko nesugeba pasimti, pareikalauti ir vyro pastatyti vietą, arba netgi atsirinkti jo, arba kaip Simona sugeba labai puikiai atsirinkti. Todėl yra absoliučiai viena. O vyrai iš tikrųjų tokių... O vyrų yra milijonai ir jinai greičiausiai niekada iki galo taip ir to vienintelio neįsirinks, nes pagyvenus su bet kuriuo, jeigu taip grubiai pasakyti, Simona pamatys jo minusus. Nes vyro tobulo nėra, dar nieks nepagamino ir moters. O čia reikia nuo to pradėti. Vyrų tobulų ir moterų nėra. Ir suderinamumo 100% irgi nėra. Holivudo pasakose, mitose, legendose yra. Realybėje ne. Mes tik ne viską matom, kai kas yra už ekrano. Ir mokslas šneka labai paprastai. 2, 3, max 5, 7 metai oksitocinas, dopaminas, serotoninas ir kiti neurotransmiteriai baigėsi ir garantuotai visada nėra ne vienos išimties tame. Ir mano santuokui tas pats. Ateina tas momentas po 2, 5, 7 metų, kai tu supranti, kad mes kažkaip jau taip labai draugiškai tik tais, ar ne?
Ir jeigu Arba nelabai draugiškai, tai duok dievę, kad draugais tapote. Duok dievę. Ir jeigu tampi draugais ir toliau nedirbi, nesiugdai pagarbos, nesiugdai švelnumo, nešlifuoji charakterio, nemokai įsipriimti žmogų, nesimokai gyventi su juo. Ir mes šiandiengi visi linkim jaunavedžiams, kad Juozui pavyktų visą kitą, nes dabar tai jie važiuoja, jie kaifuoja, jų akis blizga. Taip. Ir aš visada matau tokius žmonės, bet jie niekada neteina į konsultacijas, kol pas juos blizga akis. Kai ateina pripratimas, trūkumų matymas, tada 4 stadija, ginčiai, konfliktai, tada kur Ražauskas blemba, kodėl jinai Žinok, aš reikia su tom žinybėm, sakai, come on, tai jau su 5 taip pat baigiai, žinai, davai kažką keičiam, davai pasimk metinės atostogas, tai reiškia nusinulinimas, davai aš metus medituok, daryk pratimus, skaityk, užsimk saviugdą, savianalizę, ten malda, meditacija, visa kita, išsivalyk, išsikopk praeitį, atleisk. Vat labai gerai Simona daro, kai sako, kad katinu visą praeitį, būtinai ją reikia katinti. Ir psichikoje, ir sąmonė, ir suvokime, ir kaip tik nori. Reikia praeitį paleist, bet ne tai, kaip dažniausiai darom mes ir ypač mūsų žvaigždės. Baigėsi su vienu, nereikia liūdėti, už savaitės kažkas parodė dėmesį, važiuojam toliau. Pagaudė apie ką aš. Ten būna vienatvė savaitė 2, kurias jis neišsiblaivo arba jinai. Paskui išsiblaivo ir reikia su kažkogi gyventi. Bet dar, o jūs tikite tuo, ką mes matome? Mesgi kalbam, kad žinomų žmonių istorijos, kurios mūsų internete, žiniasklaidai taip yra nupiešiamas, neveikia, nežinomų žmonių, ar ne? Mes prieš įeinant į studiją aptariam, sunku suprasti, ar tikrai tie žmonės, kur dingo pagaliau tą meilę, juk jie turi ir nepilnamečių vaikų, dar skyrybos neįvyko, o jau vyras demonstruoja naują savo jaunutę draugę su gausybė dovanų. Ką jaučia tuomet vaikai? Kas čia yra per santykiai? Įsimylėjimas visada praeina. Taškas. Vos po pusmečio jį pasakė, kad myli kitą. Ten ne vienas įsimylėjimas, ir vienas, ir antras, ir trečias. Viskas baigta ir, Pamilai kitą ir eik lauk, ar ne? Panašiai, jo. 4 milijonų išnešė? Taip, 250 000. Ir aš grįžau iš užsienio ir sakau, pas mus yra šiek tiek tokių pokyčių, aš investavau tavo pinigus. Kritika besiskiriančioms garsenybėms. Ir žiūrėk jo veidą ir visas mikroiškaiskas, kaip niekšas reaguoja. Ir ką daryti, kai santuoką greuna trečias. Jos ima tą vyrą, bet kokį. Svarbu, kad vyriškas kvapas namie. Man tai, žinokit, aš nusiperku vyriškų kvepalų ir prisipuškiu savo lovą. Ir man kad vyriškas kvapas. Ar jūs vienas kitam atleistumėt neištikimybę? Mes prieš įeinant į studiją aptariam, sunku suprasti, ar tikrai tie žmonės, kur dingo pagaliau tą meilę, juk jie turi ir nepilnamečių vaikų, dar skyrybos neįvyko, o jau vyras demonstruoja naują savo jaunutę draugę su gausybė dovanų. Ką jaučia tuomet vaikai? Kas čia yra per santykiai? Tragedija. Kas čia yra per laikai atėję? Įžymumas yra 3 dalykai. Taip. Valdžia, pinigai ir šlovė visiškai keičia mūsų smegenyse vykstančius įvairius, sakykim taip, cheminius procesus, ten pagrįstus ant testosterono, dopamino ir kitų medžiagų. Pats principas. Pinigai, įžymumas ir šlovė, jie realiai keičia tavo elgesį. Jeigu tu neturi vertybių, jeigu tu neturi mokytojų, jeigu neturi kas nuolat spardytų tau užpakalį ir neleistų išpuikti. Žvaigždės dažniausiai to neturi ir politikai. Todėl eigoje jie pasikeičia. Dabar kodėl jie taip elgiasi, mums sunku suprasti, nes mes nesam toj pozicijai. Bet jūs konsultuojate ne vieną ir žinomą žmogų. Be pavardžių. Vis tiek gali daryti išvadą, kaip veikia jų, nežinau, protas, supratimas, kur dingsta. Jie labai kenčia. Jie kenčia žymiai labiau negu visi paprasti klientai. Tie nežinomi verslininkai, tie nežinomi žmonės, kurie turi skyrybas ir panašiai. Nes kai tu esi žinomas, tu turi visai kitokį spaudimą, tu turi visai kitokį dėmesį. Iš tavęs visi tikisi daugiau, kitaip ir pačio vidus veikia kitaip. Jie yra labiausiai kenčianti žmonės. Tai pradėkim nuo to. Kitas dalykas, kai jie pasineria į keršto ar kovos nuotaiką, jie yra patys stipriausi tame, nes jų testosteronas ir visa kita leidžia jiems žymiai aršiau kovoti, žymiai labiau viens kitą įžeidinėti, žymiai būti labiau psichologiškai, smurtiškai šeimoje, ko mes nematom. Tai todėl tos nuotraukos su naujom merginom ar ten vaikinės atsiranda? Gali būt, aš nenoriu daryti išvadų, reikia giliai nerti situaciją, bet
visokie keršto akcijos, vendetos, vieši pažeminimai ir aiškinimaisi per žiniasklaidą santykių, tai yra dalis jų virtuvės. Ir patikėkit, kaip tai žaidžia vaikus ir žmonės dalyvaujančius visame tame žymiai labiau negu kai Juozas su Onute kaime susipyko. Nu, kaimas pakalbėjo ir viskas praėjo. Ten liks Google, Instagramui dešimtmečiais tos diskusijos straipsniai ir vaikai, ir giminės turės su tuo augti, su tuo gyventi, su tuo kentėti, ta prasme. Ir tie žinomi žmonės, jie visiškai tai netaip mato. Tai kas čia mūsų reikalas, mes aiškinamės. Come on! O visa aplinka, kurią tu pasmerki teisimui, kritikai ir panašiai, jie netoj pozicijoje kaip tu, jie neturi tokio aukšto to vidinio hormonų lygio, jie negali taip priimtų bangų, jie negali atsakyti ir pastovėti už save. Ypač vaikai, Rūta. Dariau, o žiūrėkit, Simona ir Juozas, štai tokį įdomų faktą. Be abejonės tai niekam jokios nuostabos nebus, bet kodėl taip yra? Sako, kad moteris tiek išlepinusios vyrus, kad jie gali daryti, ką nori. Juozas lygiai taip pat sako, taip, man niekada nieko nereikėdavo daryti. Žinomam vyrui, ko gero tik spraktelt pirštu. Ar čia taip patrauklu mūsų merginom? Na, stebėtina, tikrai stebėtina. Negi merginos nemato, už ko teka. Nemato. N žmonų palikta, vaikų išbarstyta. Nemato, Rūta. Ar pažinot, aš galiu prieš tai. Negali matyti. Aš tai manau, žinokit, kad kitos ir mato. Aš manau, kad jos mato realiai. Taip. Bet žinot, kai būna, nu, vat, kai kaime vienas vyras, o 5 moteris. Nu, tai kuri dabar paims jį, suprantat? Nu, tai vienas yra, tai reikia kažkuriai pasimti. Tai iš tos desperacijos moteris, kurios ilgą laiką neturi nei šeimos, nei vaikų. Dabar, nes visi man irgi tą patį sako, Jėzus, sako, tu tokia vargšė, tu tiek metų, tu neturi nei vyro, nei vaikų, tu tokia nelaiminga. Aš kaip tik esu labai laiminga. Bet dėl to, kad aš moku laiminga būti su savimi, suprantat? Kitos moteris nemoka. Kitom moterim vyras turbūt ir tas šeimos įsivaizdavimas ir tie vaikai suteiks jom, atrodo, tokią nepakartojamą laimę ir džiaugsmą, kad jos ima tą vyrą bet kokį. Nu, svarbu, kad vyriškas kvapas namie. Nu, man tai, žinokit, aš nusiperku vyriškų kvepalų ir prisipuškiu savo lovą. Ir man vyriškas kvapas. Gerai, bet žinokit, tikrai. O kaip reaguoja vyras, kuris išgirsta jūsų pajamas? Na vis tiek, nuo bendro, kai atsisėdi prie stalo, nesvarbu, kokios ten dėrybos įvyksta, juk tu matai, kiek uždirba tavo mylimas žmogus. Bet kaip jis reaguoja? Na, nereikia man duoti tau 10 litrų arba 100, nesvarbu kiek, nes tu pati turi. Kaip tai atrodo? Tai aš tai norėčiau, kad man pasiūlytų tą 10, 100, aš tai paimčiau, žinokit. Bet tame, suprantat, Rūta, bet tame ir problema, kad visai visuomeniai atrodo, kad aš esu jauna, graži ir viskas, visi man viską pirko. Aš, nu, kaip Dievą myliu, visi mano, ta prasme, pas mane visos pajamos deklaruotos, pas mane visos mašinos pirktos su sutartim, su sąskaitos išrašais, iš savo sąskaitų mokėjimai, viskas absoliučiai. Butai, nei vienas nėra mano draugas, kai aš mokėdavau, virš 10 metų mokėjau po 7 000 litų, tik tais palūkanas už savo butus. Nei vienas vyras nėra man nei vieno kredito. Nesvarbu, kad aš draugavau 5, 6 ar 7 metus, nei vieno mėnesio kreditų nėra padengęs, net 1000 litų nebuvo davęs. Ar nepasiūlė neėmei? Net nepasiūlė dėl to, kad jie galvoja, kad aš uždirbu pakankamai daug, tai man ir nereikia siūlyti, suprantat? Jeigu būtų pasiūlę, vat neaišku, gal būčiau paėmus, o gal ir ne, bet aš ieškau tokio vyro, aš noriu, kad tas vyras man pasiūlytų, bet man realiai niekas ir nesiūlo. Nes, nu, o kam jį siūlyti? Nu, suprantat? Nu, vat, jeigu žmogus ten valgo kiekvieną dieną ikrą, nu, ką aš čia dabar su savo to buterbrodo, ne, liaudiškai tariant, tai siuriai nešiu. Tai, ne. O kaip atsitiko, kad vienas mylimasis jūs apvogė ir jūs tai išsiaiškinot, 250 000 išnešė? Taip, 250 000. Nu, kaip išnešė, suprantat, tai mes buvom kartu, mes draugavom, mes gyvenom kartu ir taip toliau. Ir aš grįžau iš užsienio ir sakau, nu, pas mus yra šiokių tokių pokyčių, aš investavau tavo pinigus. Na, tai dar ačiū Dievui, kad man buvo protas, kad aš paprašiau, kad sakau, nu tai paėmė, tai sakau, pasirašyk vekselį, tai pasirašė tą vekselį. Ir mes iš tikrųjų šiam daug laiko daviau ir ten praėjo keleri metai ir taip toliau, ir taip toliau. Ir aš vis prašydavau, tai sakau, dalim, tai dar kažkaip. Ir vis būdavo įvairios istorijos, kad ne, kad rytoj, poryt, žinot, vis rytoj, tai pelėdžiukai neišmoko nei skaityti, nei rašyti. Tai čia su ta pati situacija. Ir jau aš kai pradėjau draugauti su kitų savo draugų, jisai sako, nu tai kiek tu leisi save durninama?
Nu, sako, natūraliai iš tavęs nori atimti. Ir kada mes davėm į teismą, teismo metu, visose apklausose, taip ir viskas išaiškėjo, kad realiai aš buvau kaltinama, jog jau man gražino tos pinigus, nes tai, nors tai yra, jisai buvo iš teisininkų šeimos, tai aš apklausoju ir sakau, klausykit, sakau, jums atrodo, kad teisininkų sūnus pats teisę studijuojantis atnešė man lagaminą pinigų, ir dar prie to paties papildomai dar vieną vekselį, ar ne, pasirašė, kad dar aš tau skolingas, nuskau labą dieną. Tai aišku, ten tas teismas truko labai neilgai, ten viską jie išsiaiškino ir taip toliau. Ir man buvo gražinta, be abejo, ne pinigais, ten man perrašė tam tikrus dalykus ir O taip toliau. mylimą vyrą, su kuriuo jūs gyvenote kiek metų? Čia sužadėtinis jūsų buvo? Buvo, bet žinokit, pas mane ne vienas sužadėtinis buvo. Tai... Bet jūs turite kriterijų. Rūta, aš kaip ir... Koks vyras niekada šalia jūsų nebūtų? Nagi egzistuoja, jums Aš 33 niekada metai. nesakau niekada. Prie manęs buvo įvairiausi vyrai. Buvo ir vyras, kur mes gyvenom mažam butelėje pas jo mamą ir jisai dirbo pusę etato treneriu ir mes gyvendavau, ta prasme, nu kaip mes, ir iš mano algos, ir iš jo algos uždirbdavau 200 litų tada. Bet jisai, suprantat, bet tada? aš buvau laiminga, nes jisai už 150 man, pavyzdžiui, yra nupirkęs žieduką ir atnešęs. Ir aš, suprantat, tą momentą, kad ir žmogus nieko neturi, bet jisai tau atiduoda vos ne paskutinį, tu supranti, kad su tuo žmogum tu gali per gyvenimą labai toliai. Tai vis tiek išmetėt? Aš neišmečiau mūsų tiesiog tos, aš keliavau labai daug ir taip toliau, taip mes buvom jauni ir skyrėme, suprantat. Gal aistros trūko. Aš pradėjau jį tiesiog žiūrėti kaip labiau kaip į brolį. Negu kaip Tai, Simona, bet jisai buvo nuostabus vyras, suprantat. O kartais mes žiūrim, žinot, į tokius vyrus, kurie yra be proto turtingi ir mes tikimės, kad mums kažką tai jis duos ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, nevelnioje nieko neduoda tie turtingi, suprantat. Nu, ne tokio žmogaus reikia. Prašau? Jie tikima? Aš manau, kad jie tik tais ima. Dariau, pakalbėkime dabar, kas mums iš tikrųjų yra aktualiausia, dėl ko mes čia, ar ne? Ar galėtumėt, Dariau, jūs dabar tokį mums bent kokius 3 patarimus? Ar jie vis dėlto egzistuoja patarimai, merginos? Ir vyrai lygiai taip pat. Nu, jau Jei kaip gudriai paklausai. Tai pasitelkęs visą savo patirtį. Matai, patirtis, kuo tu daugiau turi patirties, tu labiau supranti, kad žmonės yra asmenybės, gan skirtingi. Ir tie bendrumai, yra bendri patarimai vyram ir moterim. Taip, jie yra. Pasakykit. Bet yra ir išimtis. Turim truputį sukonkretint klausimą. Ką mes norim? Ar kaip rasti, ar kaip neprarasti? Aš norėčiau rasti ir neprarasti. Aš nenorėčiau. Taip, mes su Simona, dėja, gerbiamasis, mes tikrai nenorim rasti, o po to visą gyvenimą dėl jo kovoti. Juokauju, Rūta, ačiū. Mes nenorim, kaip sakoma, čia kas mums Simona tai pasakojo, kaip vakarė vyras grįžta namo vakarienės, o mes su Simona stovim, peniuarą švist, aukštakulniais bateliais ir višta kepta. Labas vakaras, brangusis. Laukiu visą dieną. Mes šito nenorim. Tai nesitęs. Mes šito nenorim. Iš tikrųjų, mes norim normalių santykių, ne teatro. Visi nori normalių santykių, bet visi gauna teatrą. Ir jeigu tu nesi pasiruošęs teatre kurį laiką pagyventi, kai ateina konfliktų ir trūkumų stadija, o jinai ateis pas visus, ta psichologinė santykių stadija, jinai visada yra iš pradžių viršuje, paskui į apačią. Įsimylėjimas, o nuteinam su manim pašokti. Hormonai kala ir mergaitėm ir berniukam. Labai gerai kolegė pasakė, kad iš pradžių gerai su tais vyrais, bet paskui kažkaip gyveni ir taip ir baigėsi tas santykis. Jis turi baigtis visada. Mokslas apie tai kalba aiškiai. Nes kitaip mes išprotėtume. Kalėdų senelio nėra, tikiuosi vaikai nežiūri tavo laidos. Įsimylėjimas visada praeina. Taškas. Bet kuris psichologijos profesorius tau tą pasakys. Įsimylėjimas visada praeina. Todėl jeigu renkiesi tik pagal įsimylėjimą, lauk katastrofos. Taip. Lauk katastrofos. Močiutė buvo teisi, kad špyga daug ko gero. 3 patarimai, 3 auksiniai patarimai. Šiais laikais, 21 amžiuje, kai Instagramas, Facebookas yra čia pat, kai gausybė merginų, gausybė vaikinų, kai visuomenė tavęs nesmerkia dėl to, kad išėjai, pasivaikščiai ir nežinai, ar grįši ar ne. Pirmas dalykas, ir ką teisingai daro mūsų žinoma kolegė, tai yra tikrinti tą vyrą, tikrinti, ir 99% moterų netikrina jo praeities, praeitų žmonų, draugių, nežiūri socialinių tinklų, nekapsto jo sodros teistumo, nieko netikrina.
O paskui, tu matai, pasirodo, jis verslo skolų turėjo, pasirodo, jis pažadų netesi to ar to. Visi mokytojai rimtesni sako, pirmą tikrini atsakingumą žmogaus. Ar jis laikosi duoto žodžio, ar jis laikosi pažadų, ar jis nevėluoja į pasimatymus. Jeigu pavėlavo, visiems būna, kamščių ne visada suprognozuosi. Ar jis teisina save, ar nuoširdžiai atsiprašo. Specialiai padaryk jam konfliktinės situacijas. Specialiai nueik su juo į brangų restoraną, lipk į kalnus, sakyk, o, žinai, užmiršau piniginę, tarėmės per pusę, bet čia užmiršau. Ir žiūrėk jo veidą ir visas mikroiškaiskas, kaip niekšas reaguoja. Ar jis susijaudino, ar jam rankos pradėjo prakaituoti, ar jis drebančiam rankom tą 10 eurų traukia. Žiūrėk, jį analizuoja. Dariau, kitaip tariant, jūs labai gerą pastabą pasakėt. Jeigu moteris tik girdėtų ir nebijotų pakalbėti su pirmąja žmona, antrąja žmona, trečiaja, jos išgirstų visą tiesą. Su visom. Ir pariebinta, ir paryškinta, ir blogiausiai įmanoma variantą, nes jis paliko jas. Na, o aš kalbuosiu su dar viena žavinga pora, tai Ieva ir Rolandas. Žigoniai. Pora, kuri kartu jau 10 metų, tačiau per tuos metus žinia buvo visko. Ir trečias asmuo santykiuose, ir skyrybų dokumentai, bei dalinimasis turtu. Ir kas atsitiko? Ieva ir Rolandas sugebėjo išspręsti savo problemas, pasitelkdami minčių galią ir apsilankę pas Pietų Amerikos šumanus. Ir kaip taip įvyko? Mes dabar išsiaiškinsime. Ieva, gal pradėkime nuo jūsų vis dėlto tos fenomenalios, sakyčiau, patirties, kad jūs savo vyrą, Rolandą, nežinau kaip tai teisingai pasakyti, vizualizavot, susikūrėt, pritraukėt, jūs jį pamatėt ir jis tada atėjo. Jūs norėjot tokio vyro ir jis atsirado. Trakti, bidakti, bidok. Ir atsirado. Iš tikrųjų, prieš tai aš patirdavau tokius nelabai nusisekusius santykius. Pastoviai būdavo kažkas negerai ir baigdavosi skyrybomis. Ir man kažkada toks mano grupiokas pasakė, o tu pabandyk įsivaizduoti, ko tu norėtum. Ir aš tada pagalvojau, o tikrai, o kaip aš norėčiau, kad būtų. Ir aš tiesiog labai aiškiai pajaučiau, kokiu aš noriu santykiu. Tai kokių? Ir aš pajaučiau jausmą, kad aš noriu pagarbos, laisvės, nepriklausomybės ir visiško pasitikėjimo. Ir man tiesiog toksai buvo vaizdas, tarsi mes stovime kartu, aš nemačiau nei kaip atrodo tas žmogus, nei kaip ten jo išvaizda, koks vardas ar kažką. Aš tiesiog jaučiau jausmą, kad mes stovime kartu po žvaigždėtų dangumi, apsikabinę ir yra tiesiog labai gera. Ir pamačiau tokį vaizdą, kad mes kartu medituojam, nors aš prieš tai dar visiškai nesidomėjau tokiais dalykais. Jūs apskritai tokia valdinga moteris buvote, ar ne? Ir tokia, na kaip sakoma, loginio proto. Apie tai, apie ką jūs netrukus mums papasakosite, ko gero būtų sunku, būtų buvę įsivaizduoti tam praėjusiam gyvenimui. Jūsgi reklamos verslą turėjot, kiek žinau, buvot kieta vadybininkė. Tai gerai, bet aš tik išgirdau laisvę. Tai labai patogu, sakyčiau. Taip. Meilė ir laisvė. Taip, aš tiesiog pagalvojau, o kaip aš norėčiau, jeigu nebūtų jokių ribų, jokių limitų, kokie galėtų atrodyti tie santykiai, kaip aš jausčiausi tuose santykiuose. Ir leidau savo pafantazuoti. Jums, aš taip suprantu, kaip Simonai, jūs priešingybė, vat išklausėt Simonos. Na, aš sakyčiau, kad aš visą laiką pati rinkdavausi vyrus. Tai reiškia, aš pamatau, aš normaliai jau būnu prieš tai pastudijavus. Jūs ir STT ten? Ne taip, bet aš jau būnu ištyrinėjus, kokie ten draugai, kokia aplinka, sodara tai ne, bet taip rinkdavausi. Čia man sunku taip kalbėti. Pensija šiais laikais svarbu. Čia buvo, žinot, kai man buvo 22 metai. Taip. Bet aš rinkausi, aš tiesiog žiūrėdavau, kokioje aplinkoje jis yra, ką jis veikia ir tada maždaug, šitas neblogas ir aš pati jį užkalbindavau, pati susipažindavau su juo. O Rolandą pati užkalbinot? Taip, aš jau jį buvau nužiūrėjus 2 mėnesius, buvau pati. O ta sfera vizualizacijos. Mes paaiškinkim, Ieva, ką reiškia ta vizualizacija. Jūs teigiate, ir ta teorija teigia, kad mintis vis dėlto yra energija, ji yra materiali. Kitaip tariant, tai, ką mes galvojame, ką mes vizualizuojame, tai galima sukurti realiai. Kitaip tariant, mintis tampa kūnu. Šitą momentą jūs sakot, ar ne? Jums buvo pažįstami šitie dalykėliai?
Mes visą tai kartu turbūt atradom. Aišku, Ieva prieš tai ten buvo Aš paskaičiusi. buvau tik tai nuogirdas girdėjus. Aš tiesiog dar nebuvau įsigilinus, bet mes kartu po 1 metų pažinties pradėjom tai labai gilintis ir praktikuoti kartu. Čia užbėgant truputėlį ne apie meilę, bet kad irgi tai labai svarbu. Jūs ir verslą vizualizacijos pagalba suvizualizavot tokį sėkmingą ir gerus atlyginimus, ne? Taip. Visą tai galima padaryti tikrai? Taip, nu mes tai padarėm. Jūs visi tai darot, jūs tik nežinot, kad tai darot. Bet jūs man šį vakarą papasakosit. Gerai. Ieva, jūsų tos vestuvės buvo tokios liuksas, sakyčiau, fantastika. Nes jūs net nebijot pasakyti, taip, aš buvau ta moteris. Ta nuotaka siaubūnė, kur man gaila iš tikrųjų nuoširdžiai tų mergaičių. Nes jūs atjojat žirgų. Pasibalnojat juodą žirgą ir prie altorius. Man pabalnojo, bet blogai pabalnojo. Aš biškai priekiau jas, kad jas blogai pabalnojo. Bet koks paradoksas. Čia mes galėtume pajokauti, kad kiekviena moteris galvoja, kad atjotų tas jaunikis ant balto žirgo. Čia prie altoriaus atjoja dama, kuri viską pati žino, ko nori, kaip nori. Taip, iš tikrųjų vestuvės planavau, suorganizavau kokius 2 mėnesius ir ten ir buvo komanda pasamdyta ir taip toliau, kadangi aš renginių organizatorė, taip ir buvau. Bet jūs jam leidot kiek nors čia, ar čia jūsų projektas buvo? Nelabai. Neleido, bet aš iš tikrųjų priėmiau tokią savo viduje Strategija. Brangioji. Nu, kas yra vestuvės? Ir kiek teko girdėti, klausyti, kad vestuvės labai daug reiškia moteriai. Ir galvoju, nu tai galbūt tai viena iš jos svajonių kažkokia dabar pildosi. Nu tai let's do it. Ir man, nu viskas okei, fainai, aš paprastas berniukas. Tas žirgas jums gerai buvo? Nu, gan juokingai buvo, bet... Bet mylimos moters svajonė. Bet gražu ir scenografiška, tai tikrai. Ieva, tai o kas atsitiko po to? Kas čia atsitiko? Čia gal Rolando reikėtų klausti, kad po vestuvių visai netrukus galima taip sakyti. Taip, iš tikrųjų, va tas ir buvo momentas, mes po 6 metų susitokėm, bet realiai visada buvo neįspręstos problemos. Pas mane konkrečiai buvo problemos, kad aš niekada negalėjau apsispręsti galutinai, kad čia jau mano viskas vyras. Aš pastoviai būdavau abejonėse. Net ir ištekėjus jūs nežinote. Aš prieš vestuvės ėjau į vestuvės su ašarom akyse, nes man atrodo, kad aš darau gyvenime didžiausią klaidą. Nepaisant, kad jo ten to juodo arklio. Nepaisant, kad viską pati susiorganizavau, man atrodo, kad čia, o jėtus, kokia čia klaida dabar, kas čia bus, nu tiesiog buvau pasimetus realiai, nes vis abejojau, kad čia ne tas, kad čia kažkoks kitas turi būti. Nu ir kentėjau. Ieva, o galima paklausti, o tai kodėl jūs tekėjot? Dėl to, kad visos teka, dėl to, kad spaudimas. Iš esmės taip, socialinės toksai ir svajonė, ir socialinės tokios kaip ir normos, jau kaip ir laikas, 6 metai kartu, tai arba taip, nu vienu žodžiu. Bet jūs įsimylėjot kitą žmogų, kaip čia atsitiko? Tai, Jūsgi skirtis norėjot. Taip. Ir aš tiesiog atvirai ir pakalbėjau apie tai, kaip aš jaučiuosi. Ir man buvo taip tos abejonės nuolatos. Ten ne vienas įsimylėjimas, ir 1, ir 2, ir 3. Ir tiesiog aš jau pati buvau pavargus tame gyventi. Ir norėjau kažkaip įspręsti, net nežinau kaip. Ir toks žingsnis mano buvo toks sprendimas priimtas, kad aš turiu atvirai pasakyti savo vyrui, kas su manim vyksta ir kaip aš jaučiuosi. Bet Ieva, o ką jūs atėjusi pasakėt? Bet Rolandai, jūs galite lygiai taip pat prisimint. Tai įsivaizduokit, ateina jūsų žmona, su kuria jūs visai neseniai susitokit ir sako, žinai, brangusis, tu nepyk, bet aš myliu kitą. Gal skirkimės. Aš nežinau, kaip buvo, tiesiog fantazuoju dabar. Pačioj pradžioj šiaip prasidėjo tokie pokalbiai apie santykius. Ir jie taip atviriau ėjo. O ką jis sakė? Ir irgi būtent kalbėjom tomis temomis apie susižavėjimą kitais asmenim ir panašiai. O jūs kaip vyras nutukėt, kad ne į gerą šitie pokalbiai, tas atvirumas? Jo, aš tuo metu tai buvau tas toks madingas, tuo metu Vilniuje gyvenom, madingą darbą dirbantis vaikinas ir savaitgaliais mėgstantis gerai patūsint. Bet ir be štai jos? čia dabar... Mes kartu eidavote, ne? Tai pradėkime nuo to, kad man, kai vyko tas pokytis, aš atsisakiau alkoholio. Ir kai aš atsisakiau alkoholio, pradėjo labai skirtis mūsų bendri interesai. Ir gavosi taip, kad man pradėjo labiau rūpėti tas tobulėjimas, kažkoks tai augimas, o jisai vis dar norėjo eiti į barus. Ir tiesiog savaime kažkaip aš nei jo verčiau domėtis, nei verčiau kažką daryti, bet tiesiog po pusės metų, kai mano jau gyvenimas kitur, man neįdomu eiti į barus, tiesiog aš tada taip ir pasakiau, kad
Na, man kažkokia žavėsi kelia kitas asmuo, kuris yra labiau patobulėjęs šioje srityje. Ieva, o jūs buvot iš tikrųjų taip susidėjus mintise, kad, na, jūs padarėt sprendimą, jūs iš tikrųjų būtumėt išsiskyrusi? Taip, taip. Iš tikrųjų. Aš tiesiog jaučiausi, man tuo metu tokia viduj atsivėrė laisvė ir tokia nepriklausomybė, aš nebesureikšminau nieko, nei santokos, nei nieko, man nebesvarbu, kaip čia atrodys prieš kitus, aš tiesiog jaučiau ir tą širdį taip stipriai ir tiesiog vadovausi ją. Ir man jinai sakė, pasakyk tiesą, pasakyk, kaip tu jauties. Ir aš visiškai nebijojau, ir jeigu reikės, aš būčiau ir įsiskyrus, man tai nebuvo kažkoks labai didelė drama. Kuris jūsų pasiūlėt gelbėt santykius? Rolandai, jūs išsigandot žmonos va tokių atvirumų? Tokio Nebuvo tokio pasiryžimo? pasiūlymo gelbėti santykius. O kaip jūs išvažiavot pas tuos šamanus? Iš pradžių, kai va, tie pokalbiai vyko, tai mano bent jau vidus tai tokias į 2 stovyklas pasidalino. Viena tokia stovyklavietė, kur viskas baigta ir, nu, va, taigi čia principai ir panašiai, jo, bet kita pusė irgi, va, ta turbūt širdies dalis sakė, nusiramink visų pirma. Ir kažkodėl labai labai stipriai jaučiau, kad nu, gan keista, lyg ir čia skyrybų pusė einam, bet, nu, turim vykti kartu į šitą kelionę. Tai aš šitoj vietoj tiesiog va, turėjau kaip ir įkalbėti, paruošti, sakau, nu, bet turėsim nuvykti šitą kelionę ir, nu, jeigu mums reikia, tai ir įsiskyrysim. Juk esam, nu, vienas kitą gerbinti žmonės. Mes vykom kaip skyrybom, gražiom draugiškom, harmoningom. Mes visiškai nesitikėjom, kad čia taip gausis tikrai. O jūs galit papasakoti šiek tiek apie tai? Jūs nuvažiavote į Peru pas šamanus, ar ne? Ir ten yra toks ritualas, per kurį yra geriamas kažkoks skystis, ar ne? Na, vieni žmonės, kurie niekada nėra buvę, jie sako, ten kažkokios haliucinacijos, gal ten narkotikai. Ką jūs ten gerėt, ką jūs ten matot? Tai tenais Peru kraštuose, tai yra jų kultūros dalis, tokie yra šventi augalai, sakyčiau, palyginimui, tai kaip pas mus būna žolininkės, vaistažolės, kurios renka žolelės, ruošia kažkokias arbatas ir su jomis gydo, tarkim, fizinį kūną, ligas arba nervus ar dar kažką, tai pas juos tai irgi yra labai gili kultūros dalis, tūkstančius metų naudojami vadinami jėgos augalai ir jie su jų pagalba padeda žmonėm gydyti fizinės, dvasinės, mentalinės ligas, žodžiu, veikia 3 kūnuose. Tai mes vykome į tokią kaip ir piligriminę dvasinę kelionę ir dalyvavome tuose ceremonijose ir gėrėm tuos jėgos augalus, taip vadinamus. Ar galit papasakoti šiek tiek, ką jūs matėt? Jūs sakėt, matėt vizijas kažkokias, ar ne? Ką jūs matėt? Įsivaizduokit, kad ginklą turėt ir su juo naudotis, tu turi praeiti komisijas, gauti leidimus, kad mašiną vairuotų, tu turi gauti didžiausius ten testus, patikrinimus ir tada pažymėjimą vairuotojo. Kad santuoka, kuri yra labiausiai žudantis ir skaudžiausias dalykas pasaulyje, tu nieko neturi praeiti, nu geriausiu atveju pas kunigėlį kursus. Aš iš tikrųjų net ir sutikau savo mamą išėjusi iš fizinio kūno ir su jie kalbėjausi. O galima pasmalsauti apie ką? Vyrai visada, kai moteris sako, aš tavęs nemyliu, tu mane čia išdavei, gyvenam atskirai, tu blogas, tu niekšas, jokio normalaus vyro smegenis to nepriima kaip rimto fakto. Vyrai supranta veiksmus, bet ne žodžius. Ar jūs vienas kitam atleistumėt neištikimybę? Mes vykome į tokią kaip ir piligriminę dvasinę kelionę ir dalyvavome tuose ceremonijose ir gėrėm tuos jėgos augalus, taip vadinamus. Ar galit papasakoti šiek tiek, ką jūs matėt? Jūs sakėt, matėt vizijas kažkokias, ar ne? Ką jūs matėt? Labai labai daug įvairių patyrimų ir matymų ir aš iš tikrųjų net ir sutikau savo mamą išėjusi iš fizinio kūno ir su jie kalbėjausi. O galima pasmalsauti apie ką? Tiesiog manin perdavė labai daug tokių gražių žinučių apie tai, kad aš esu labai mylima. Ir toksai buvo gražus susitikimas, žinot, kai žmogus iš fizinio kūno išeina, prieš 4 metus jų buvo išėjus, tai man tiesiog buvo labai gera pamatyti, jausti ir pasikalbėti vėl su ja, nes pamatyti, kad jinai niekur nedingo, kad iš tikrųjų ta siela yra amžina ir galima su ja bendrauti, tai tiesiog buvo labai labai nuostabu, aš verkiau kaip mažas vaikas, nes buvau labai pasiilgus mamos. O nepaklausėt mamos, mama, ką man daryti su savo santuoka? Jau žinokit, toj vietoj buvo viskas įspręsta, jau mes ten buvom 3 savaitės ir iš tikrųjų labai labai nuostabiai įvyko
visoks mūsų principų, ego ir visko paleidimas ir mes jau buvome visiškai naujai įsimylėję, naujai susituokę. Jūs pasakykit, kad ten duoda išgert, gal čia Lietuvoje? Ką? Tai Lietuvoje dėja, tai nelegalu. Ar galit pasakyti mums pagrindinius dalykus, ką ten išgirdote? Pagrindinius trumpai, principus, kas išsiskyrusius faktiškai žmonės. Rolandas net supykęs, ar ne, ir visiškai natūralu, vis dėlto sujungia į porą. Tai visų pirma, kodėl iš vis santykiai irsta ir kodėl žmonės neranda laimės santykiuose, todėl, kad nėra santykio su pačiu savimi. Ir žmogus visiškai nemyli savęs. Mūsų nieks nemokino, kaip elgtis su savo jausmais, mūsų nieks nemokino, kaip iš vis pažinti tą meilę savo. Ir kai žmogus nemyli savęs, kokius jis gali santykius kurti. Tai pagrindinės buvo visi suvokimai, kurie vyko mano gydymo metu, tai meilė savo. Ir visokie įvairiausių traumų paleidimai iš vaikystės, iš visokiausių įvykių. Net mintis, jeigu vaikystėje pagalvoji kažką apie savo tėtį blogo, jau gali įtakoti tavo dabartinius santykius su vyru. Tai iš tikrųjų tu tuo metu, ceremonijų metu pereini labai daug prisiminimų, vaikystės, tokių pasąmoninių dalykų ir tu tiesiog susijungi su savo pasąmonė ir viską gali labai aiškiai matyti. Bet kas jums, arba kas nors, ką nors pasakė, gal kokia nors mintis, gal jums atėjusi vizualizacija, aš nežinau, kas vis dėlto jūs sustabdė ir jūs esate šeima, pora, jūsgi neišėjat, jūsgi neišsiskyrėt. Tai nieks nieko nepasakė, aš tiesiog supratau, kad aš esu laisvas, nes aš prieš tai turėjau įsitikinimą, kad santykiai mane riboja, kad tarsi santykiai yra kalėjimas. Tai jūs pasakyti, jūs atviri santykiai yra, jūs galite eiti kur norit, su ko nors pabūti ir jūs laiką... Žinot, kad nebereikia atviri santykiai. Šiaip iš esmės taip, mes galime eiti kur norim, su kom norim, bet to nevyksta. Ir ne vienas iš jūsų ne... Mes nesmaugiam vienas kito tiesiog ir būnam šalia. Ir mes atvirai sakom, jeigu pamatom žmogų, kuris mums patinka, mes tuo pasidalinam. Ir suprantat, kai nebėra... Rolandai, nepavydėt? Vat Javas sako, žiūrėk. Ta prasme, nepavydim, bet, kaip pasakyti, pavydim, bet negriaužiam savęs dėl to. Ta prasme, ką vat ir minėjo kolega prieš tai, tai tiesiog mes esam gamtos dalis. Pavasariais visokie dalykai vyksta ir mes labai atvirai kartais pašnekam. Aš ten kažkur buvau, irgi pašneku, ten buvo tokia situacija, tikrai pradėjau jausti kažkokį susižavėjimą, ten tokia mergina. Ir tada suprantu, tai kodėl aš bėgu nuo to jausmo, tai gerai. Aš savo tiesiog viduje, neatliekant jokių veiksmų, tai galiu aš savo leisti tiesiog viduje mylėti tą moterį. Ir viskas. Ir tada labai labai lengvai viskas atsipalaiduoja ir mūsų santykiai. Nes nebespaudžia, mes nebekovojam su tuo. Ir tai nebelieka su ko kovot, kai nebekovoji. O jeigu aš paklausčiau giliau ir, kaip sako, griežčiau, ar jūs vienas kitam atleistumėt neištikimybę? Mes jau atleidome. Dariau, pabaikim laidą su jumis, gerai? Oficialiai kas antra, daugiau turbūt kas antra, gal 70% porų vis dėlto išyra. Tokie laikai, mes gyvenam vartotojiškame amžiuje, ar ne? Ir ko gero, priežastis dažniausiai būna neištikimybė. Jūsų ką? Skirtingai, vyrai moterims skirtingai. Amerikiečiai mėgsta daryti didžiulius tyrimus, kurie traukia 100 000 žmonių, tai jie daugmaž tokie atspindintys bent jau realybę vakarų, ten, ypač Šiaurės Amerikos, ar ne? Tai vyrai taip, dažniausiai pabėga į neištikimybės glėbį. Pirmoji priežastis yra nepasitenkinimas šeiminiais lytiniais santykiais, nes kiekvienam vyrui su retom išimtim biologiškai norisi dažnesnių lytinių santykių. O moterim, ypač kai yra šeima, jeigu atsiranda vaikai, ramybė, tokia ramesnė kūryba ir bendris, tokia bendras buvimas, jai norisi mažiau, jai norisi įsižeminti. Jis tiesiog pavargsta. Jo, jinai tiesiog pavargsta ir apskritai moters lytinis aktyvumas, jis iš principo yra biologiškai mažesnis. Ir vyrų nemaža dalis nukrypsta į kairę, į dešinę, nes jie atranda savy tokį didelį nepasitenkinimą esamais arba net jau labai mažais lytiniais santykiais. Pas moteris visai kitos priežastys. Moteris nueina į kairę dėl emocinio nepasitenkinimo, dėl to, kad vyrai neišklauso, nerodo dėmesį. Dažniausias bairis ateina. Kaip tu jie dažnai sakai, kad ją myli, nes mokslininkai sako, reikėtų bent porą kartų per dieną parodyti dėmesį kažkokį tokį švelnesnį, kad atsistatytų. Moteriai reikia atsistatančio ryšio. Ir dažniausiai iš vyrų girdėjo sakoma, prie altoriaus sakiau, kad myliu, jei kas keisis, duosiu žinot.
Taip, taip. Ir principas labai paprastas, kad vyrų psichika iš principo kardinaliai skiriasi nuo moterų. Todėl tuos du, kad suderint, jiem reikalingos žinios. Ir be žinių mes dažniausiai tai tas pats, kas važiuot per miestą ir nežinot kelių eismo taisyklių. Varom per raudoną, kokis sunkvežimis mums. Mes galvom, čia dabar kaip jis drįso įvažiuoti, iš kur čia tos skyrybos, kur čia ta neištikimybė. Palaukit, bet gerbėmieji, mūsų mokyklai moko matematikos, fizikos, chemijos, bet santykių nieks nemoko. Mes neturim jokio ABC. Ir įsivaizduokit, kad ginklą turėti ir juo naudotis, tu turi praeiti komisijas, gauti leidimus, kad mašiną vairuoti, tu turi gauti didžiausius ten testus, patikrinimus ir tada pažymėjimą vairuotojo. Kad santuoka, kuri yra labiausiai žudantis ir skaudžiausias dalykas pasaulyje, tu nieko neturi praeiti, geriausiu atveju pas kunigėlį kursus, jeigu bažnyčiai nori tuoktis. Ta prasme, ir mes tikimės, kad žmonės be žinių, vairuodami santykių mašiną, niekada nepatirs avarijų ar tai šizofrenijos. Bet jūs labai gerą patarimą sakėt. Štai, jeigu ateina vyras ir jūs žinote apie neištikimybę, jūs siūlote šoko terapiją. Jokių būdų, nebrangusis pagalvokim, nebrangusis sėskim deryboms. Viskas, matei duris, va taip kaip jį daro. Ne visai taip, šoko terapija pirmiausia susideda į jo. Jeigu vyras jau yra, pastebi, kad jis į neištikimybę yra gerai įsivažiavęs, tai tu sakai, mielasis, mes dabar gyvenam atskirai. Ir vyrai visada, kai moteris sako, aš tavęs nemyliu, tu mane čia išdavei, gyvenam atskirai, tu blogas, tu niekšas, jokio normalaus vyro smegenis to nepriima kaip rimto fakto. Vyrai supranta veiksmus, bet ne žodžius. Ir kai jinai susirenka šmutkės, pasiema dantų šepetuką, ten drabužių. Ir skyrybų su reikalavimais į bendrą turtą dalinti. Nereikia tų atskyrybų iškart. Ir išsikraustai pagyventi atskirai. Pas draugę, mamą, giminaitę, bet ką, kad jis pabūtų vienas. Vyrui reikia pabūti vienam ir suvirškinti situaciją, kad įvyktų tas vidinis suvokimas, atleidimas, paleidimas, netrintis užpakaliais, o kad jis realiai suprastų, aš ją po truputį prarandu. Bet tu nekalbė apie skyrybas ir tu neduodi visų dokumentų. Tu palauki, kol vyras biškis susiorientuos, tada sėdat ir pradedat kalbėti. Ir be kaltinimo. Nes visa problema, kad mes kalbam su kaltinimais, o klausiu tiesiog, ko tau trūko, kaip mes gyvenam, ko man trūko. Ir paaiškėja, kad pas abu užslopintų ir vaikystės, ir paauglystės, ir ypač dabartinių krūvą problemų, ko jie neįsišnekėjo ir neįsisakė krūvą metų. Ir negali išsisakyti, kai yra šalia, nes psichologija tada neleidžia. Turi būti darbas. Nereikia tikėtis, kad už tave kažkas kažką padarys. Turi imti žinias ir pradėti kalbėtis, žiūrėti, pradirbti paauglystės, vaikystės, savo dabartinės santykių problemas, pasišnekėti apie visus buvusius, atleisti ir pradėti laimės, o ne pavydėti visiems buvusiems. Turi prasidėti realus darbas su savim. Bet ką man tai daryti, jei šalia kitas, su kuria man nereikės dirbti? O labai paprasta, su kitu ir dar kitu bus dažniausiai blogiau. Lygiai tas pats realiai, ar ne? Blogiau. Po 10-20 metų bus blogiau. Statistika labai aiški, todėl, kad mes gyvendami dauguma mūsų psichiškai degraduojam. Mes netampam geresniais žmonėm. Mes tampam labiau suaugusiais, labiau pasikėlusiais, labiau egoistiškais, labiau save vertinančiais ir taip toliau. Labai retas eina giluminių savęs analizės, tobulinimo ir, kaip sakyt, valymo keliu. Labai retas žmogus. Didžioji visuomenės dalis to nedaro. Ką tai reiškia? Kiekvieną sekant imdamas, plus tu vis pritrauki, vizualizuoji vis naują svajonę. Ir su kiekviena ta svajonė tu vis labiau klimsti, nes kuri ne lūkesčius, o lūkesčiai visada po to vėliau išlenda per pasąmonę ir griauna tavo santykius. Ačiū Jums labai. Tai tokia šio vakaro mūsų laida apie meilę ir santuoką. Ar iš tikrųjų meilė iki mirtis mus išskirs yra tikrovė, nėra tik tai iliuzija. Daug mes šiandien sužinojom, galim tam tikrais patarimais ir pasinaudoti. Na, o jums visiems be abejonės gero bendro gyvenimo, gerų radybų, gero vakaro ir iki malonaus.